Na štai, ponios ir ponai, pristatau jums Kalkių grupę, jau pasivadinusią save kompanija, labai profesionaliai gadinanti vaizdą, įkyriai pristojanti ir niekaip neatstojanti, kartais sunkiai pastebima, bet visuomet ten išliekama. Kalkių ribeta. Jobanas vandens žymis nuo kalkino vandens. Atsirandančios, kai nusiplauna automobilį šiek tiek ne visai profesionaliuose plovyklose ir ten būna nefiltruotas vanduo ir taip pat nutinka. Arba nusiskalaujat automobilį nedistiliuotų vandeniu. Aš rekomenduoju plautis distiliuotų vandeniu pabaigoje. Bet žinot, čia yra apie, kai turit kažką tokio, žinai, kas turit kažką tokio kaip aš, tai yra kita tema. Bet kai norit, kad nebūtų tokių nesąmonių, tai reikia žinoti sudedamąsias dalis, kaip kas daroma. Netgi paprastas automobilio plovimas reikalauja žinių. Jas ir bandau jums dabar perteikti. Tai ką, pasinaudosim Water Spot Removeriui, kurį užmetus ant paviršiaus reikėtų palaikyti nuo 1,5 iki 3 minučių, priklauso nuo paviršiaus jautrumo. Ir kaip matote, rezultatas matosi, netobulas, bet tikrai padeda. Tai tenka pakartoti, jeigu reikia. Bet veikia. Labiau parodysiu, kaip aš daryčiau. Ta prasme, aš nusivalau didumą tų kalkių, bet tada prieinu jau prie poliravimo. Pasiemu vidutinio kietumo paduką, one stepinis, kaip pasakyti. Vienas žingsnis padukas, kuris ir gerai poliruoja ir skuta. Kaip matot, kokia būklė, kalkės su įbrėžimais po kapotu. Kai automobilį atvažiuos pirkėjas pirkti, vis tiek pakels pasižiūrėti į variklį ir pakėlęs galvą pamatys daugybę kalkių ir subraižymų, tai nelabai profesionaliai atrodys, kai automobilis iš išorės blizgės, o po kapotu siaubas. Todėl detailingas ir atlieka tokį darbą, kad išvalom, padarom, ko kiti nepadaro kruopščiau. Kas turi būti vis tiek padaryta, mes norime atstatyti kiek įmanoma labiau prekinę automobilio išvaizdą. Tai pradedu poliruoti su viena žingsniu paduku ir viena žingsnė pasta. Ir puikiai nusipoliruoja tas kalkės kartu su įbrėžimais. Naudoju Flexo PXE80 mašinėlę, kurią galite rasti absolutum.lt. Aš pats iš ten pirkausi, geras aptarnavimas ir servizas ir detalių rasite. Paliksiu nuorodas apačioje, kam įdomu. Tikrai gera mašinėlė, sakyčiau, viena geriausių mašinėlių būtina jūsų įrankių dėžėje, užsiemančio amato. Keičiasi galvutės, greitis, nuo rotacinės iki ekscentrinės. Pasiskirstau poliravimo pasto šiame kadre plačiai ir darbuojos. Viena ranka, užsiėmęs patogią poziciją, įsižergęs prie automobilio, ramiai įsirėmęs į sparną, bet ne per stipriai, kad nebūtų trinties, nepridaryčiau papildomų įbrėžimų. Tikrai dažnai klausau audio knygas, kurias audioteka.lt programėlėje galite rasti. Ir turiu nuolaidos kodą savo pasidaręs asmeninį, nes daug jų perku. Mobilios rankos, vienas žodis, 20% nuolaida. Štai po poliravimo, kaip atrodo rezultatas, kaip veidrodėlis, džiugina akį. Dabar dar šiek tiek keletą kitų variklio detalių, kurios irgi jau atrodo pablūkusios, pabraižytos. Prikelsim naujam blizgesiui iš naujo. Apsivalom, pastelę. Čia daug nereikia to poliravimo, bet blizgesys iš karto atsirado. Dabar kai žiūriu ir montuoju video iš naujo, matau, kad reikia dažniau parodyti prieš ir po to konkrečiaus skirtumo. Kažkaip kai dirbu, nesugalvoju taip. Tik procesą dažniausiai nufilmuoju, bet prieš ir po pasigendu.
Variklio plovimas. Po visų tokių poliravimų viršuje, dulkės krito į apačią, dabar galime darbuotis apačioje, užsipurškiu paprasčiausio. Variklis, kaip matot, nėra labai apsinešęs, tai užsipurškiu paprasčiausio visų paviršių universalų valiklį. Šiuo atveju tas mėlynas skystis yra Sonax Multistar, kurį taip pat perku iš absoliutun.lt su savo nuolaidos kodu mobilios rankos. Ir kaip matote, šepetėlį paimu šerelius pirštais, kad šereliai būtų aštresni, statesni ir įlystų į tas sunkiai prieinamas vietas šiuo atveju, kurį matote. Nes laikant už kotelio, šereliai išsidraiko šonuose ir ne taip patenka į sunkiai prieinamas vietas, neišjudina to purvo. Tai šerelius suimu pirštais, kai reikia, kad labiau galėčiau akcentuoti briaunas. Tai variklį plauti nereikia labai bijoti, kad ten kažkaip kažko sugadinsite, taip atrodo, akis baisininkės, rankos darbininkės. Reikia tiesiog atkreipti dėmesį, kad neužpilti ant fiškių, vat kaip matote, kairėje pusėje yra tokia fiškė ruda, oranžinė, tai ant jos nepilti ant saugiklinės, sausgyslinės. Ir šiuo atveju pasidaręs esu mini kiršeriuką su slėginiu balionėliu. Užsipumpuoju ir ta srovytė tokia mažytė man puikiai nuskalauja purvą, kurį sujudinau su chemija ir teptuku. Vėliau pasiemu kompresorių ir iš karto džiovinu, kad uždžiūvęs vanduo vėl nepaliktų kalkino vandens ar šmorų, dulkių kažkokių. Krapštomės toliau ties džiovinimo procesu, apsiemam skuduriuką apsiviniuojam aplink teptuko, kartelį arba kažkokią mentelę, kad prieitumėm į siauresnės vietas. Žinoma, pirštais darbuotis irgi galima, ne tik lovoje. Teptukas vėlgi žigt, gumą pasikeliam, prabraukiam, pradžiovinam, išvalom. Čia tas detailingas toks, kaip matot, ir yra, kad tu pasivalai ten, kur gal ir atrodo nėra pirmo būtinumo valyti, bet kai kalbam apie automobilio detalų išvalymą, tai čia yra būtinybė valyti tokias vietas. Dabar jūsų akyse yra kalkės ant plasmasės. Pažiūrėkime, kaip susitvarkys ši priemonė su plasmasė ir kalkėmis, kuri nenusivalė su bet kokia ta multistaru. O ši priemonė palikta 3 minutėms susitvarkė be sudėtingesnių procesų. Gražu žiūrėti kažkaip, pačiam net satisfying. Aha. Turim atkibusią apdailą nuo variklio plasmasės. Kas jei ne, aš čia pasidarysim kažką tvarkingiau. Žinoma, galima būtų palikti, ne mano bėdos. Aš čia ne remontui atvykau, bet kai žinau, kad galima nesudėtingai tai patvarkyti, kodėlgi to nepadarius. Dvipusė temperatūrai atspari lipni juosta, nors tas dangtis nėra ką labai įkaist nuo tos temperatūros. Čia nebūtina tos temperatūros atsparios juostos, bet tiesiog dvipusė gera kokybiška lipni juosta, nekinietiška. Ir laikys. Klijų nenorėčiau pilti kažkaip ir neturėjau tuo metu, turėjau lipnios juostos. Atrodo geriau. Prieinam prie keraminės dangos, kuri yra universali, tinka tiek plastikui, lakui ar metalui. Iš karto matot, kaip keičiasi išvaizda paviršiaus. Pagyvėja raštas plastiko, labiau pradeda spindėti blizgus paviršiai. Po to riebalinimo keraminė danga nuriebalinam perteklių.
Niekaip neįsivaizduoju darbo be prožektoriuko ant galvos. O keramika nusiplauti nuo pirštinių taip pat būtinas etapas, norint tęsti kitus darbus. Tai aš padarau su universaliu valikliu ir vandenuku. Ir tada su rankšluosčiu gerai nusivalau. Ačiū visiems, kurie stebite ir remiate mane Contribui platformoje, perkate su mano nuolaidos kodais, tai skatina mane kurti tos video ir toliau ir dalintis žiniomis visų mūsų tobulėjimui. Ačiū dar kartą, ribeta, tikrai nuoširdūs linkėjimai jums. Kai būsiu Lietuvoje, susimatysim ir pabendrausim gyvai. Dar šiek tiek pasitikrinu varikliuką, dar radau vieną barškančią vietą ir patvarkau tą barškančią vietą. Iki kitų epizodų. Dar kartą ačiū. Iki.